Sveiki kolegos, šiandieną noriu Jums parodyti elastingas paslėptas dygsnis. Jisai tinka trikotažinių gaminių palankoms pritvirtinti. Jeigu Jūs norite pritvirtinti palanką ir nenorit, kad gerojoje pusėje matytųsi arba plokščiasiūlės nusiūtos dvi siūlės, arba grandininis dygsnis nusiūtas per viršų. Jeigu modelis šito neleidžia, jūs galite daryti elastingą paslėptą dygsnį. Pirmiausia, apsimėtome gaminio palanką, tada ją prilyginame į vidų. Aš specialiai pasiėmiau spalvotą siūlą tam, kad jūs galėtumėte aiškiai matyti, kaip jis yra daromas. Tam, kad palanka neatsilenktų, galima ją prisitvirtinti adatėlėmis. Taip pat palanką galima pritvirtinti daiksto siūlų. Pirmiausia, mes slepiame mazgą. Mazgą darome būtinai blogojoje palankos pusėje ir kabiname už palankos per keletą siūliukų. Toliau eisime į dešinę pusę. Darome maždaug 7 mm ilgio dygsnį ir kabiname už poros siūliukų. Kabiname su adata taip, kad siūliukai nesimatytų gerojoje pusėje. Stipriai neužtraukiame, tada vėl darom 7 mm dygsnį, vėl kabiname šiek tiek už palankos, dygsnio stipriai neužtraukiu ir vėl už gaminio apačios, tik taip porą siūliukų. Vėl neužtraukiu ir vėl kabinu už palankos. Ir vėl už gaminio. Daryti didesnio dygsnio negu 1 cm arba geriausias variantas yra 7 mm, jums nerekomenduočiau. Tokio ilgio dygsnis geriausiai jums pritvirtins palanką. Pasižiūrėkime gerojoje pusėje. Iš gerosios pusės nesimato nei mano spalvoto siūlo, turi nesimatyti jūsų adatos dūrio vietų, iš blogosios pusės ant palankos taip pat nesimato siūlo, jisai yra tik tai viduje. Ir svarbu darant šitą dygsnį, kad jūs dygsnį užkabintumėte iš dešinės į kairę, prie gaminio ir iš dešinės į kairę už palankos. Jeigu už gaminio jūs užkabinate kokius 2 siūliukus, tai už palankos jau galite užkabinti kokius 3-4. Bet svarbiausia, kad siūlo nesimatytų nei gerojoje pusėje, nei palankoje. Taip. Užbaigiame ir darome mazgiuką. Užtvirtinam ir nukerpam. Aš ištraukiau adatėlės ir dabar galime patikrinti, kasgi mums gavosi. Taip, iš blogosios pusės mano melsvo siūlo nesimato, gerojai pusėje taip pat nesimato nei adatų dūrių, nei siūlo. Ir dabar patikrinkim, ar dygsnis tikrai elastingas. Čia yra punto trikotažas. Jeigu tai tarkim būtų suknutės rankovės palanka, jūs drąsiai prakištumėte ranką. Ir kągi mes matom viduje? Ogi viduje mes matome pakankamai laisvus dygsniukus. Taip ir turėtų būti. Sėkmės jums darant elastingus dygsnius.